Sakoma, geriausias būdas prisiminti gerus darbus – juos pakartoti. Jau 10 kartą Maltos ordino pagalbos tarnyba visoje Lietuvoje rengia sriubos akciją. Ir kaip kasmet prašo pakartoti gerus darbus. Jų niekada nebūna per daug, ypač skirtų tiems, kurių pečius slegia senatvės, ligų, skurdo ir vienatvės našta. Tai Bronislava, Taurogietė, 90 skaičiuojanti senolė, į pasaulį dažniausiai žvelgia pro ašaras. Mirties laukiu mažutį. Bronislavai sunku ne tik nuo ligų ir vargo. Jie slegia sielvartas dėl šiurpioje avarijoje žuvusio sūnaus. Nežvakelės nepategi kaimelį. Sraukiu galbikiai sykė. Geras baisiu buvo. Taigi senutei padėti dabar nėra kam. Paklausta, ką veikia per dienas, atsako. Meldžiuosi, taip, bet aš nusiraminimus. Bronislava meldžiasi, kad sulauktų maltiečių atvežamos sočios sriubos, kad būtinai ateitų maltietis Saulius, jis jau kaip ir savas. Ne tik sriubos parūpina, bet ir į bažnyčią ant sūnaus kapo nuveža. Daugiau man nieko ir nereikia, sako Bronislava. 86 sunkiai vaikštanti Pranutė liko visai viena. Neužgyveno turtų, užtat, kaip jis sako, turėjo patį didžiausią turtą – gerą draugę Martą. Artima kaip seserį, su ją draugavo net 56 metus. Tačiau mirė Marta. Aš dabar šaukiu, pasilikusi. Martukai, pareik, pasakyk, kur tu esi. Nesiliek. Dabar Pranutei maltiečių parama ir globa kaip niekad reikalinga, nes dažniausiai maltietis su šiltos sriubos termosu būna vienintelis žmogus pasibeldžiantis į senolės duris. Tauragės maltiečiai globoja 44 senelius. Neretam šilta sriuba ir duona, atnešama maltiečių, būna vienintelis valgis. Žinoma, ilgo gyventi yra vienam. Kas nėra tuo ragavęs, tas nežino. Kad yra nuobodus gyvenimas, bet su šito reikia sutikti. Marijonai kova bus 100 metų. Jis sako, nei už ką netikėjusi, kad sulauks tokio garbaus amžiaus. Aš dar Dievui dėkauju, kad man dar šiek tiek proto palieka. Jeigu ne Lietuvos žmonių užuojauta ir gerumas, Marijona sriubos nesulauktų. Nesulauktų Bronislava, Pranutė, nesulauktų ir Regina, buvusi buhalterė ir knygyno vedėja. Jei galėčiau, pati aukočiau. Dabar galiu tik padėkoti už žmonių gerumą, sako ji. Jums linkiu ko geriausias kloties gyvenime. Ką norėsit, kad jums įsipildytų. Telefonus, kuriais galite paaukoti dubenėlį sriubos Reginai, Marijonai ir kitiems 2000 maltiečių apsilankimo, kaip išganimo laukiantiems senoliams visoje Lietuvoje, jūs matote ekrano apačioje. Jei dar abejojate ar verta, jei neužtenka senolių lūpomis tariamo paprasto ačiū, galbūt paskata jums bus Bronislavos malda už jūsų gerą širdį ir atjautą. Aš daugiau nusinėsiu. Nes tikrai niekas nežino, ar kada nors atjautos ir pagalbos neprireiks ir jums.